Baigiam savo tinginio atostogos Sarandėje. Dabar kylam atgal link Tiranos į kokias ten Durės. Į Durės. Pakeliui sustosim dar kokioj nors gražioj vietoj. Viena iš vietų bus fortas. Istorijos dar nežinom, dar neguglinam apie jį. Nieko. Ir aplamai šitose kelionėse mažiau pliurpiam, daugiau dairomės. Šitos kelionės tokios. Tu nesigazink. Pasišik na neįgalę. Nu, jisai užsimiegojo. Janai. Mersas jisai. Tą turiu omeny. Nu va, tai su tokiais va nuotykiais mes čia susidurėm beveik kiekvieną dieną. Eismo įvykių nuotykiais. Va, tai kad... Ką galiu pasakyti? Šilta? Šiltas, smagu. Durandėj bus Sarandėj. 30... Ne. Durės. Durės bus 30 laipsnių, kai nuvažiuosim. Įdegę. Smagu. Nėra taip pigu, kaip visi šneka Albanijoje, bent jau kurortinėse zonose tai tikrai nėra pigu. Sarandėje bokalas alaus 5 eurai. Jo, tai vat, jeigu kas nors prisižiūrėjo tokių pačių video kaip mes, kad tenais už 20 eurų valgo 10 žmonių šeima, tai galiu drąsiai pasakyti feikas. Gal ir yra kokiam nors kaimelyje, kur irgi pabandysim beje sustot pavalgyti, pasižiūrėti, palyginti kainas, ta prasme maisto, alaus nelygint, ne, kainas galėsim palyginti, bet alaus negersim, nes čia yra nulis tolerancijos. Nulis tolerancijos alkoholiui. Nulis tolerancijos alkoholiui vairuojant. Tai kažkaip taip. Tai, kad neperjunkit kanalo, įsitaisykit patogiai ir pažiūrėkit čia nuobodžią kelionę. Nenuobodžiu, visai linksma. Mum linksma, bet tai visko kamerai nesimato, ne? Ne. Ne, tai va. Viskas gerai. Jisai Na, sėda. Ankstyvo vežiotojas. Ai, tie šeriai jau. Braliukai. Bet čia pakrantės mažėlis. Bet pažiūrėk, čia vanduo. Ta prasme, nu čia kaip netikras, o paskui sakai iš drono nufilmuoji tokią vietą ir kur. Ai, sunkiai. Nes Nu. Vegės normaliai važiavo, mes taip pat važiuojam, žinau. Bet anoj pusėje mažiukas yra, matei? Nu, pasidžiaugiam?
Galim varyti jau? Nu kaip nors. O ne, į tą pusę sėdu ir... Jie, čia biški gal tų akmenų reikia pasisaugoti, aš čiūčiu tą atbulas paduosiu. Nu, varyk iš asilas. Kada primenai jinai? Atsimeni tas gėlytės prie... Kokias gėlytės? Einam. Aš tai einu. Tik taip užmetu akį. Bet Milda visą laiką suranda, kaip užpult žmogų klausimais neaiškiais. Tu visą laiką randi keistų klausimų žmonėms. Nu taip. Wow. Nice. Planavimas yra įdomus. Virtuvė. Thank you. Step down. Thank you. Čia virtuvė? Nu. Ne puodai, o sėdmaišiai. Klin. Puodai. Nenorėjau, čia pas namuose kad. Pagrinde. Ir vėl sėdmaišis. Bet čia, jo, gal ir gerai. Daug apstatymo nereikia. Su vaizdu jūrai turėjo lovo. Jo, vaizdas į jūrą, bet iki to vaizdo dar dašliaušt reikia iki to lango. Taip, bet nuo priešo reikia apsiryti. Jeigu aš teisingai perskaitysiu, žinau, Dar nebuvo pilies, į kurios židinį neįlyščiau. O. 5 amžių prieš Vartynų patsatą, prieš Kristų. Negalima. Čia išreikėjo. Čia žmonės gyvena, bet jie... Jūs jau išeinat lauk? Tai čia greičiausiai balkonas koks nors. Nes vis tiek Alipaša rūmas. Alipaša? Ja. Wow. Wow. Tai gali būti leidimas. Eina tie pakalbėti. Nu, terasa nebloga.
200 metų kovo. 200 metų. Jinai pastatyta 1803 ar 19 metais. Nedaug. Tai ne tokia ir senutė dar jinai. Žinoma, tai dabar esi officers room. Čia ofisas, ne? Ai, officers. Okay. Gočia. Tai pašos oficieriai. Oh shit. Čia turi panelę, ne? Į kamputį gali kur nors, jeigu nori. Esu šiuo metu ant stogelio šito forto. Visai fainai, ne? Labai gražu. Šuninukas. O kiek centų ten, girdi? Nuleisti apačią ten monetų pasirinkti. Pažiūrėk, kas tavęs laukia ten. Turtai, turtai. Matau, einu rinkti. Granatai. Ten iš senai išnokęs vienas. O kiek jiems dar reikia iki tol, kol jie išnoks? Nu, raudoni dideli, aš suprantu, ta prasme. Greitai, nes ir naujų žiedų yra, tai naujus vaisius mezga. Tai. Žinok, jie kažkaip keistai ir noksta, ir žydži, ir toks vaizdas, kad... Ta prasme keičiasi, ne? Okay, supratau. Pažiūrėk, o čia kiek alyvuogių. O čia kiek alyvuogių, pažiūrėkit, kokio gražumo. Ten figos, yra figų? Yra.
Šiaušim toliau. Pasiektas tikslas. Mūsų lokacijos paskutinės Albanijoje, kelias dienas čia pačilinam ir grįšim į normalų gyvenimą. Vat, dabar greit nusimėtom žaislas, biškį pailsim, parūkom. Tada varysim kur nors pavalgyti, o rytoj, kas bus rytoj? Rytoj bus. Kažkas bus naujo, kokį nors tripą sugalvosim. Taip? Taip, Milda? Aš kalbu su tavo sekėjais. Gerai, kad Akis į akį, dabar gali jiems papasakot, kaip tu jautiesi. aukštai. Aukštai jautiesi? Gavom kambariuką, ne į kito viešbučio langus ar ten namo. Tai mums biškį pasisekė nei keliaujantiems kolegoms. Va, mes turim tokį vaizdelį. Sakyčiau, kad neblogą. Vat, ten tolumoj mečetė matosi. Kažkaip taip. Na, tokių dalykų galima sutikti. Visai įdomiai. Keistai ir įdomiai, ne? Vežliukai einantis? Jo. Į pliažą skuba. Tai kad jie ne į tą pusę eina. Tai gal tada pirmą alaus? Alaus geras, o čia geras jo. Protingi, kol stalai neužimti.